Sveiki, tebaliniai. Sveiki. Penktadienis, vėl automobiliai, nors ir oras geras. Vis nepraeina noras nusipirkti dar kokį nors aparatą. Tai eilinis išvažiavimas pasižiūrėti. Žiūrėsim, kas bus. Gal ką rasim. Kas yra matę Oka, elektrinių variklių ir kabrioletą? O, sakau, jeigu konkrečiai reikėtų, tada... Pedalai tik du? gal paklausti, kiek ten uždavė. Kiek norinčių reduktorių? Šitą Dniepro. Aš nežinau, kiek norinčių. Čia jau nemano. Kiek? Čia žinai, kas yra įdėta elektrokarutą. Kiek nežinau? Sistema. Sistema. O, Čia gal šitą. elektrinis. Elektromobilis. Taip, Oka. Na, žiūriu, pedalų trūksta vieno, tai... Žalinėmis. Nu ką, Irmantai, pirkinys. Motociklas yra jau. Krausim į priekabą, ne? Laimės pilnos kelnės. Linkėjimai žmonai. Aš daugiau nepirksiu. Paskutinis, Kur aš jį mačiau? Ai, pažadau. Nieko darykia laikam Žuvo. O, Bent pavyzdys. Grinai čia. gal ir kodą dar tu? Ne. Kaip vadinasi? Safari buvo rusiški dažai. Atrodo. Žigulių. Jo, aš visą laiką Sahara, Safari. Jo, tas su... Rusiški dažai, Safari ar Sahara. Nuo žigulių. Safari. Buvo BMW Sahara, tai aš tiesiog prisiminti. Net kameros griūda. Patenkintas? Taip. Jens, Ana. Smagu, labai miškų galėdama. Bet, ką? Kasdien. Va, vakar. Nu, oho. Šitie dvigubai. Dvigubas. Vakar tik paskridė, čia. Nu va, saugiai įtvirtintas priekaboj. Bandysim lėkti.
Bandom krūtėti. Nu tai dar kartą dėl. Kad smagiau. Jo. Emocijos dar nepalieka. Jos yra didelis. Tai va, matyt, mus seka vienas. Panašios spalvos kaip salonas. Džiaugsmo pilnos kelnės. Nežinau. Įdomu, ką žmona pasakys. Kas ieško, tas randa. Jau. Ko atsirado, išlindo kaip kamas. Visgi yra teisybė, žinai, kad atsiras tau lemtas, nes, skubėt nėra prasmės. Nupirko, nesugalvos, išlys kitas. Tai ką, lekiam, plausim, keisim tepalus ir pasimatysim gatvėje. Žmona parašė, nedžiugina. Ko jinai įsivaizdavo, ką tokio? Ne, tai jas pati idėja nedžiugina. Turbūt. Sakom, reik patikrint, ar gerai pririšta dar vis. Kaip ir kūno šentrą užžiniau, tai žinai, jisai gal ir laisvas, bet... A? Jėgis yra. Sukasi. Kas čia Ai, laida elektros. Gerai. Ne, būt reikia krūtų stovi. O, dar biškį diena. Dar to nesulesti. Ką, viskas. Bandom keliaut. Reikia. Faini pardavėjai buvo. Maloniai pasibendravom, kavos atsigėrėm. Pasakojo, kad patys įsigijo dar litais, už 2000 litų. Buvo nemažai pinigai tuo metu. Manau, kad tada buvo daugiau negu dabar 2000 eurų, galėjai daugiau nupirkti. Na taip, gero stovio gan ir nusipirko iš tikrųjų, nes gavom dar dažų likutį, pavadinimą pasakė, Žigulio dažai. Safyras. Ar Safyra, ar Safari. Nu, yra Safari. Kitam video užfiksuoti būtų variantai. Safari, atsikaldu, jo. Tai tepliot nelabai ką reikia. Pavalyt, pablizgint ir mylėt. Važiuot, kad nestovėtų, nedulkėtų. 7 metus stovėjo, sakė. Pasirestauravo, pasitvarkė ir taip ir nepavažinėjo, gaila, nu. Vietoj kaime apsuko kelis ratus ir pastatė. Tai atvažiavom, tai kažkaip gal nesusikalbėjom, tikėjosi, kad vėliau atvažiuosim, tai nebuvo užkūrę. Bendrom jėgom, užkūrėm, viskas gerai. Stūmėm ir dirbam. Beliko džiaugtis, dar liko, kiek mums liko, 70 km. Išsikrausim ir vėl džiaugsimės. Blizgis vėlėjų. Blizginsim. Spadarėlį ir išdailę. Darysim ir dedą. Taip pats malonumas parsivežė, tai tą viską ištyrinėti ir įsiblizgyti, bent jau vieną kartą konkrečiai tokį jau, kad kapitaliai. Pirmi keli mėnesiai bus viskas kaip ledas, dulkelė nukrenta ir pasiimėm. Paskui jau taip, natūralu, dulkės viskas puošia, nereiks nieko daryti. Nu ką, bandom lėkti toliau. Parvažiavo namo. Bandysim dar kartą užkurti. Žmona nelabai rėkia, gal ir gyvensim. Nu ką, bandysim. Už vis neaišku. Atsuktų kraneliu buvo visą laiką. Gal jau neliko nieko? Ne, lyg yra. Nei ką tai aš turiu.
Neaišku. Buvo kontaktas. Žinom, kad iš stūmimo užsikuria. Žinai, jis toks išsilisėjęs labai. Dar šalta, žinai. Jo, reikia dar. Gražiai. Nu, test drive'as. Bandysi? Liksvarą bandau laikyti, nesigauda. Nu, dar liksvaros gali nelaikyti. Kas čia yra, man tai? Ne į tą pusę. Tave čia kažkaip į kairę traukia. Ką? Tave į kairę na lievą traukia. Kodėl kad? Laikyk. Pasirodo, su Liulka važiuojasi kardinaliai kitaip. Bandžiau paverst, valia, nevirsta. Kad žin kodėl, ar ne tik todėl, kad Liulka yra. Gerai, bet dar viskas biškai pringęs kažkokį gal buvo. Na jo. Iš svarbiausia. Ar pakė vitės įviečianai tos pusės nesuprasti. Jau prasideda. Jau prasideda. 5 minutės turėjimo, 15 minučių remonto. Nieko, bet kaip gražiai atrodo. Tai
Ir užrašas, koksai padarytas, išpjautas iš metalo. Gerai, tai to dantelio. Tada degimas, pumpuoju, ne? Šalia paimsiu. Iš karto. Yra skirtumas, net aš girdžiu. Nu. Gleba, čia viskas šviečia. Nekontaktuoja, nu. Nors nekabizų. Tai iškirpsim? O! Specialistas iš pirmo karto jau kuriasi. Čiut liulkos nenuverdė. Ne, tai šiandien galiau nevažiuoti. Šiandien nėra vairuotojų. Ne kažkiek gyvenam. Jo, jo. Nėra vairuotojų. Tikrai didesni negu. Lauk, pabandysiu aš, bet aš nesuprantu. Bet nešalta nieko, ne? Nu, yra skirtumas. Dažnai degimas pasigyvino, abudu dirba gerai. Gerai, dabar. Blemba, numeriai tai mopedo. Ir kaip dabar keisi istorinius. Nu, gaila keist. Turbūt reiks pasilikti. Kartvesis, tegul būna bišky va šitai. Garsas tai
Taigi moto replikoje, kur jie leidžia tą, žinai, tokį garsą, taigi Uralą būtent paėmė, žinai, tokį, kad, nu, pasižiūrėkit moto repliką ir jie. Uralo, bet aišku, M72 tai iš vis geras, jis kada jis Lėtas, tak. nu, pasidėgymas pasivėlina. Kas pliusas, nereikia kranelio užsukinėti. Kranelis užstrigęs, kai pasiėmėm, taip užstrigęs neina užsukti, žinai, nusipirkom plastikį. Neišbėga? Neišbėga, neužsistirbė nieko, visa diena atsuktas. Va, prašau, Tik galima nesukinėti. Ir buvo paliktas. Klausimas, ar visą dieną, ar 7 metai? Nu tai 7 metai, nes bandžiau užsukti į lenkstą rankę. Bet nebėga niekur, mačiau. Foto rasi. Tai į tą patį ten reikia atleisti, žinau ką padaryti. Nu, matysim. Dar palauksim, paskui va pasėdėsim, biškai parūkysim, žiūrėsim, ar šitą. Jo. Šiandien paskui įdėjau iš lempos daug maž. Nes į tą patį, žinai, įstatytum, bet dabar aš dar nušveičiau jo nemažai. Čia nušveičiau, pažiūrėk, kokį švitrį. 400 gal varė. Tai šitą. Krekždės, Žiūrėk šitą, kiek lietuvą visi kampai, nu tai 2 plaktukėlius. senos krekždės irgi sutraukė iš jų. Nu, žiūrim, ar vesi. Turi vesti. Nėra degimo. Degimas nekontaktuoja dar. Nu, Valmiškis tai vėl. nu. Sakom, nu, reikia vėl užkurt, pažiūrėt, kaip atšalęs kuriasi. Kontaktas. Nu, rytoj aš jį iškrapštysiu, man atrodo, kad... Mano spaustas raktelis. Nu, Čia nežinai, kas nuo apsukuvo užsilenkė. Užvertė. Užgeso, ne? Užgeso ir paskui gal užsirdė. Gal šovė, nežinau, Nežinau, čia nežinai, kad... pasirodo ir senas degimas gali veikti. Tik gerų rankų reikia pridėti. Nu ką, pavyko ir užkaitinti jau. Reiškiasi, yra rimta problema. Nežinom, kaip taisyti, turbūt reiks išvalyti. Spynelė nekontaktuoja. Nu, 5 minučių darbas. Degimą regis atreguliavo, kuriasi, iš pirmo karto kuriasi. Taip net kažkaip kyla mintys, o kam to degimo elektroninio? Nu, bet turbūt reikės. Patikrinam ar iš pirmo. Ne. Melavom iš antro, bet tai yra labai gerai. Šitais marškiais reikia biškai dar pažaisti, važinėjant, žinai, šiek tiek pasimt, žinai, ant pievų Bet atėjęs. ne, jau geriau dirbu. Nežaidėjau. Bet jau karštas. Ir paskui žiūrėt, žvakės susukti, Kuri labiau. Pradžioj buvo tokia baltesnė, na visiškai buvo dažnai. Ja juda, tai ne mišinys. Liepos, nu, bet ir nedirbdavo, nes nedadirbdavo, tai čiaudo, tai vėl kas. Mišinys. Spynelį reikia keisti. Čia va, pažiūrėk, raktelis, kaip čia. Čia kaip pas Mariotė. Paprastutė mergaitė. Visiškai. Šonyrai išdėlsti. Išbelsta. O sako, ne bala neištaškys, ištaško. Gal pas mane to. Aišku, šitame M72 pas mane uždėta fara, žinai, naujesnės. Ir sparnas, ir šakės.
Ne tiek. Bet čia tai Uralo, man džiaugiuosi. Smagu matyti, nu blemba, va, viskas kaip turi būti. Šitai kur, va, ne kokių kaškių, o kas turi būti. Kaip čia va įdomu, nežinau kas išmano, aš nežinau kas čia pažiūrėk. Čia galim publikos paklausti. Nu, tai kitoj pusėje nėra. Kieno čia dantelis, kas galėjo būti šitoj vietoj? O čia nėra kas. Sakysiu, visai. Viena pusė paskiros buvo. Principų, gal lemputė. Nu ir akumuliatorius svarbiausia, kad nežinau kiek metų, bet veikia. Nu, pasak istorijos buvusių šeimininkų, 7 metai turėtų būti, kaip jį surestauravo. Ir patys šiandien pakrovę nustebo, kad jis veikia. Tu pakrovėjų. Krovė, kaip žemė. Nelabai tikiu, kad jis 7 metus gali išgyventi ir nenaudojimas motociklų. Nu ką, gyvybė yra, tai reikia gal dar ir skystį pakeisti. Tepaliniai yra tepalai. Jo, nenuleidus tepalo, nenusipirksi motociklo. Leba juodus. Sakė, nieko jie nevažinėjo. Na. Šitas spalva. Net mano žmona sakė, va šitas tai vienintelis gražus motociklas. Leba, aš gal Spalva, svarbiausia Aš spalva. Aš 7 turiu, nei vienas negražus. Ne motociklas, bet spalva. Vieną tokį panašų parodžiau. Oi, koks baisas. Ne tą spalvą. Čia kur sėdės princesė, dabar žiūrim. Paimam lempelę. Nu va, labai švaru. Viskas, tik čia kažkas meška kokie paliko pirštus. Ai, Miškas pirštukų dėjo. Gal čia aš beveik. Bet švaru, gražu. Na, gerai, pirštukai turbūt mano, bet... Tai gal tavo pirštai. Nu tai va. Smagu, man irgi. Smagu, kad važiavom motociklo, pasikrovėm, apžiūrėjom. Sakiau, įsitrauksiu. Pasiėmiau guminės pirštinės, pažiūrėjau motociklą. Pirštinių traukti nereikia. Gando to. Kad jisai švarus, gražus, kaip ir normalus. Bet šiaip kas reta buvo, nes matėt ir mūsų video, ir kiek mes važiavom žiūrinėti, ir vis laiką užduodavom klausimą, kodėl motociklų prieš parduodant neplauna. Teisybės dėliai, šitas irgi neplautas, bet, nu, o kam jį plaut, dulkės nuvalytos, yra tepalo žymų taip toliau, bet jis yra normalus, gražus. Yra skirtumas nuo tų, ką žiūrėjom. Gero. Nu ir pardavėjai, ypatingai, žinai, malonus žmonės, kad ten, žinai, nesinorėjo net ten kažką gerinti, daug, bet panašiai. Normalūs, kultūringi, ne kokie chamai, žinai, kaip ten nuvažiuoji, tai pradeda, žinai, ten Dėliot savo dėliot, kad ten pasijauti gal kaip ir pirmą kartą susidūrė su motociklu beveik. No. Tai ką, gero vakaro, einam miegot, kol išsivarvės tepalas, o suvarvėjus supilsim naują. Ir parodysi video, kaip su paniom važiuoji. Jo, Net ir reiks filmuoti, jo. tai ponios iš Liulkos galės filmuoti. Bet faktas, kad važiuoti dar negalim. Bet turim gretimai pievą, kurioje gal ir pabandysim. Jo, 6 ryto kažkaip nesiviega. Nežinau, kodėl nesiviega. Ko aš čia atėjau į tą garažą? Liga čia yra liga. Bet gera liga. Neapsimoka gydyti. Nu ką, toliau tęsiami reikalai. Taigi reikalai. Bet, sakom, reikia paliuko supilti naujo, nes neaišku, kiek jisai ten stovėjęs. Nu vis tiek mylimas daiktas, reikia jų pasirūpinti. Pirmą kartą
bandysiu savo jėgomis be pagalbos užkūrti. Turėsim, kas gausis.